Kaip kalbėti prieš kamerą. Mano istorija yra tokia, kad aš nuo pat mažų dienų jau labai kažkaip jaučiau, kad aš turiu kažkokią kūrybinę, vidinę pusę. Jau nuo kokios 5, 4, 6 klasės tų laikų bandžiau kurti kažkokius vlogus, kai tuo metu jie Lietuvoje pradėjo populiarėti. Pabandžiau vieną kitą, bet kažkaip tai to nebetęsiau, nes galbūt susilaukiau kažkokių daug komentarų, kurie man ne visai patiko. Todėl tam laikui ir užmečiau. Paskui atėjo tas vėl laikas, kai kažkaip pagalvojau, kad visgi aš neišpildau savo tos pusės ir kad reikia man kažką tai daryti. Aš noriu kažką pasakoti, kurti kažkokį turinį. Ir kai man buvo kokių 20 metų, pradėjau vėl kurti turinį apie sportą, apie keto mitybą, man atrodo. Irgi kėliau kokius 4-5 video, panašia tema. Ir kažkaip sustojau. Vėlgi susilaukiau labai daug kritikos, labai daug visokių neigiamų komentarų. Galbūt tuo metu jie mane irgi kažkaip palėtė. Bet paskui jau praėjo kuris laikas, įsidarbinau į LRT. Pamačiau, kaip žmonės ten dirba, kalba prieš kamerą, kaip jie valdo savo balsą, kaip žiūri į kamerą ir visa kita. Labai daug ko išmokau žiūrėdamas ir stebėdamas juos. Tai paskui pabandžiau vėlgi pakartoti savo tas kalbėjimus į kamerą ir man vis geriau ir geriau pavykdavo. Bet supratau vieną tokį labai paprastą dalyką, kad čia tikrai nereikia tiek daug metų patirties, tiek daug metų bandymo, užtenka paprasčiausiai treniruotis, praktikuotis, viskas, kas yra techninė pusė, kas yra kalbėjimas, žiūrėjimas, gestikuliavimas, visa tai yra pakankamai išmokstama ir įsivaizduoju, kad tai yra tiesiog tavo draugas, objektyvas yra tavo draugas, kuriam tu pasakoji kažkokią tai istoriją. Ir galbūt šiek tiek labiau įsijauti ją. Galbūt šiek tiek labiau pajudini rankas, pajudini savo emocijas, savo veidą, žodžiu, balsą šiek tiek kitaip artikuliuoji, kažkaip iškeli tam tikrus žodžius labiau, kitus gal tyliau pasakai ir tokia atsiranda dinamika, nes pastebiu labai daug kūrėjų, kurie tiesiog pasiema tą telefoną ar pasistato kamerą ir labai monotoniškai viską pasakoja, labai taip neįdomiai, aš galėčiau pasakyti. Tai pabandykit tokį pratimą padaryti, tiesiog įsivaizduoti kažkokią situaciją, kažkokį tai įdomų pasakojimą ir ten, kur yra kulminacija, galbūt garsiau pakalbėti ir tada ten, kur reikia sulėtėjimo, tada šiek tiek tyliau ir taip banguoti, atsiras daugiau tos dinamikos, nes tikrai ir atsiranda tas faktas, kai pradedi kalbėti, pameti savo žodžius, pameti mintis, nebežinai, ką reikia tau sakyti, bet pasistenk atsipalaiduoti, įsijausti ir tau tos mintis tiesiog savaime turėtų pabiški kristi į galvą ir tu jas tiesiog kalbėsi ir viskas. Taigi kalbėjimas į kamerą, jisai yra iš pradžių toks gan baisus dalykas, iš tos techninės pusės, bet jeigu tai praktikuosi, pamatysi, tau tikrai pasiseks, o kita pusė, kas jau eina, kai tu jau paleidi į eterį, paleidi į socialinius tinklus ir panašiai, tada atsiranda kritika, kažkokie komentarai, tu tada pradedi savimi nepasitikėti ir ištrini tą video, žinai, ar ten užslaptini. Tai, ta kritika, jinai visą laiką bus ir aš jau per tiek daug metų supratau, kad nesvarbu, kad ir ką tu besakytum, kad ir bet kokį turinį tu bekeltum, ar tai būtų tiesiog kažkokie vlogai iš tavo gyvenimo, ar tai būtų sportas, mityba, ar tai būtų tavo pasaulėžiūra, ar tai būtų turinio kūrimas, socialiniai tinklai, vis tiek visą laiką atsiras žmogus, kuris pakomentuos kažką apie mano auskarus, tarkim, žinai, ar apie mano ten tatuiruotes ir panašiai. Bet tiesiog supratau, kad visiškai nereikia imti į galvą šito dalyko, nes jie pakomentuodami tiesiog geriau pasijaučia tai sekundžiai ir jie galvoja, kad jie pakomentavę ir, žinai, jeigu tu jį dar atkreipsi dėmesį kažkaip tai ir užkursi tą pokalbį tą neigiamą linkmę ir dar pradėsi atgal atsišaudyti, galbūt teisintis ir dar atgal jam kažką užstumsi, tai tikrai taip nereikia daryti. Sekit mano šitą kanalą, nes stengsiuos kelti daugiau ilgesnių video, kur pasakoju daugiau apie savo istoriją, savo patirtis, labiau galėsit mane pažinti per kamerą, žodžiu, tikrai bus daugiau turinio, taigi iki.